Mes esame Utenoje, Bėno balionai. Mums paruošė mūsų renginukui, nersiu drąsiai. Pažiūrėkit, kaip gražiai padaryta. Ir mes kiekviena šeima su savo ypatukais, ypatingais vaikučiais ir neurotipiniais broliukais ir sesutėm galės išleisti tą renginio pradžią atidarymo progą, ar ne? Labai gražu, labai graži idėja, labai dėkingi esame. Čia mums paruoštos skanėlės, kūros, ten tiek skanėstų dar. Ir kibinukai, ir picos, mažytės mini. Aš tikrai manau, kad šiandien bus puota, ar ne, Dalinė? Bus puota? Didelė puota? Dalinė. Nesai mane. Visai netoli. Viskas tokias ant kelių niekas niekur nekalba. Labai nekantru. Visą emocijos labai geras. Labai šilta diena. Pasiruošimas vyksta pilnu tempu. Vaikučiai daro savo atmintinę vietą, kur galės piešti, spalvinti prie vandens, ramiai atsipalaidavę, ar ne? Iškasinėti lobius greičiausiai, ieškoti, kas pilklytėje yra, reikia atsiminimą. Ir labai gražus ežeras, labai pažiūrėk, fantastika. Maldyvas, toks kaip gražus. Mėgimo vaikam, kad čia labai patiktų. Laktelis toks gražus. Labai nekantrauja. Labai jaudinasi už visus atvykastančius. Labai jaudinasi už juos, kad jie tikrai, kad jiems pavyktų, kad jie išdrįstų. Vakare turėsim kubilą turbūt. Gal kažkam ežero bus ir mažoka. Vyksta darbai. Bet jie tokie malonūs. Gabrielis viską tyrinėja. Jam labai svarbu, smagu. Gabrieliukai, viską susižiūrėjai jau, čia tau viskas tinka? Ar tinka tau čia viskas? Paaiškinai, kaip viskas turi būti, dėdė. Ten čia pilti, tas rysti, tas pašyti. Taip nebūna. Kodėl tavo kelnės atsektos? Kodėl nežinai? Gerai, ačiū tau už interviu mažytį. Čia laukia mūsų draugai. Draugai mūsų čia laukia. Gabrieliukas jau savo stichiją. Mama, Kaip gražiai. Pagaliau beveik pasiruošė. Miško teritorija, prie ežero. Gerai, tuoj surasim tavo vandens. Lai paprašyk dėdė, kad įpiltų, gerai? Paprašyk, kad dėdė įpiltų. Ir va čia toks mūsų mažas tas bus projektėlis. Pavadinimu nersiu drąsiai. Norisi prie jo prisiliesti ramiai, kaip sklandant, kad kuo mažiau būtų streso, kad pabūtumėm patys savim, kokie esam, kokie iš tikrųjų galim būti. Visų kūnų, visų sielą tiesiog pasinertumėm į vandens ramybę ir mišką, ar ne? Tai vat. Dėdė Robertas ir jau baigė. Darbo tikrai daug. Kas dar ilsisi? Tie, kurie turės šiandien nemažai pareigų. Man atrodo, kad tikrai labai puikiai. Labai puikiai. Labai smagu. Laukiame atvykstančius. Baimė tai yra mūsų pagrindinis dalykas, ką mes turim jausti. Be baimės mes prarandam kritinį, čia gal tėveliam, kritinį mąstymą ir atsiranda klaidos, dėl ko pasiekoje atsiranda visokių nenumatytų dalykų, neatsargių. O baimė, bet koks instruktorius, bet koks treneris, bet koks naras visada jaučia ir jaus. Tai yra mūsų pats geriausias dalykas. Tai taip, kad nebijokit nieks bijoti, nes tai yra variklis. Kitaip. Nu, tai ir nuobodu, žinai, va čia kažkaip visai. Juokauju. Ta prasme, kad vaikai ir tėveliai nebijo, baimė tai yra natūralus ir normalus dalykas. Svarbu su jie išmokti susitvarkyti, ar ne, gyventi. Tai va, kad jau tų vaikų nevarginti, kelionė buvo ilga ir viską. Dabar mes skelbėme mūsų nersiu drąsiai atidarymo pradžią ir labai prašom jūsų išleisti šituos vargšus uždarytus balionėlius kaip įmanoma, gerai? Nesvarbu. Ačiū.
Padėkim, padėkim jiem. Ir paleiskit. Viskas gerai. Tai dar paskutinį balioną. Ant paskutinis nieko nėra. Padėk, ne, Izabelė, palik prašau, palik. Čia gal dar atvažiuos vaikai. Viskas eina. Tegu įtraukia kvėpavimą, taip. Dabar aš tau parodysiu ant savo. Lenda man. Kas lenda? Vanduo. Va taip uždėsiu. Uždėsiu, prispausiu ir turėsi kad duosi įtraukt orą. Reikia kvėpuot gerai, mes pažiūrėsim ar krenta ar ne. Pabandysiu. Aš tau pažiūrėsiu. Dabar įtrauk ar nesytą. Ne. Ir laikyk. Gerai. Kas čia? Šaunuolė. Nu, tu tikras naras, žinokis. Viskas gerai? Ką? Ištrauki, neištrauk. Neįspjauk kitą. Gerai? Ar patinka tau? Įsidėk. Įsidėk ir neįspjauk vandenį, gerai, neišsigąs svarbiausia. Čia pučiam. Įsipusiu va čia orą. Pabandyk tautos spausti. Jaučiat, kai spaudžia kavos, ne? Viskas, ačiū. O va šitas, žiūrėk. Va šitas duok pirštuką. Spausti. Išleidžiam, taip? Išleidžiam. Ir griūnam. Ant piliuką, kad iškai griūnam. Gal. Pamojuok. Nori palikėti truputį? Viskas gerai? Kokia graži. Kaip tu tinki šitai pakrantį, visam šitam kraštovaizdžiui. Tu kaip deivė šitą ežerą, ne? Labai graži mergytė. Green Izabelė. Nu, tokia graži negaliu. Dabar Nu, pabandom. visi vaikučiai gražus, tikrai. Pabandom. Kaip eglė žalčių karalienė, ne? Pabandom. Ta tokį... Drąsuolė kokia už tai. Labai drąsi. Kad mums vanduo nedegtų vandenį, mes turim pasižiūrėti kažką.
Džipas? Taip, daug. Iš kur tu jį gavai? Mašina. Jo, tau patinka mašina? Oho, jos dar ir plaukti moka. Fantastika. Žiūrėjau? Ui. O, visi laimėjo. Visi draugai. Atsuk į mane. Robert. Pamojuok į kamerą, pamojuok į kamerą. Aha. Šaunuolis. Pūs stipriau čia. Išpūs, stipriai. O, šaunuolis, išmoks išpūst. Šaunuolis. Nu, fantastika. Mojuoja vaikas. Gerai, išrodo pirštu tau tiesiai, ten kažką mato. Tuoj. Nu, atplauk duosi man 5 gerai. Aš tavim labai didžiuojuosi. Labai tavim. Fantastika. Ačiū. Tu labai stiprus vyras. Eik tu savo. Ką matys, žuvytę matys? Dėk vamsdelį dabar. Gabrielė, vamsdelį. Taip darysi. Ir tu taip moki. Pasiekimas. Žodžiu, visi lūkesčiai šildyti 100%. Net ir Gabrielis panėrė. Fantastika. Fantastika. Krenta, šitą didelę. Man visos krenta tai. Gabrielė. Ne. Manai, kad Rusnei bus linksmiau tai panerti, ar ne? Žiūrėk, Rusnė tau dainuoja dainelę. Labai gražu. Palauk dabar. Lastai. O, jo, akiniai. Akiniai ir lastai. Vidui nebėga čia, ne? Šaunuolė. Jeigu aš tavęs klausiu, pabandai taip rodau, tai reiškia ok. Jeigu taip man rodai, tai reiškia kylam į viršų kažkas. Bet kokią aš tai nepaleidžiu iš pirmo. Sikojam ir su rankam į kūrį. Tai va, įpusėjo mūsų nerti, nersiu drąsiai. Jau visi tikrai labai daug visko nuveikė, beveik visi vaikučiai nėrė. Fantastika. Dabar nersim į kubilą. Labai ačiū, neįsivaizduoju. Visi vaikučiai gali ateiti čia? Eik tu sau, bet ten gilu, ten nestok, žinok. Tau ten per gilu. Vakarėje visi išlipom iš vandens, kas ką papiešė. Va, vaikučiai pasistengė, kaip gražu, kokie darbai. Ir su miško gėrybėm, ir tiesiog saulėtekis, saulėlydį. Visai kas kaip improvizavo, kas vandenukę matė paukštį turbūt, ar ne? Nardė visi stebuklingai, tiesiog negaliu patikėti. Dabar puikiausia stovyklavietė, labai gražu. Visi palapinėse, kepa šašlykai, mėsyti, viskas. Viską turim. Na, tikrai prasminga diena. Prasminga diena, dabar laukia vakaras, dar keletas siurprizų. Tikrai labai smagu, vaikai vėl prie darbelių grįžta, taip. Mergaitė su slaimu. Labai gamta, grynas oras, pasakiškai gražu. Saulytė jau beveik
link nusileidimo, arba čia turbūt ir leisis. Labai gražu. Man pasižadėti ir pasakyti nuoširdžiai ranką prie širdies pridės, kad tai yra tikriausias malonumas. Taip, tai yra tikriausias malonumas. Priesaika. Tikrai. Ačiū. Tai gražu, saulė leidis, nu tikrai fantastika. Senai tai buvau, ta prasme, gerai. Jo, tokias emocijas, bet geros tokias, tyros. Ir saulėlydis. Bet nereikia įsitempti, suprantat, kas geriausia? Uždengt nori, tau patiko hamakas? Greit nesuks, jeigu iškrysi. Ne, negalima, čia neapsisuka. Ne, aš taip nemoku, aš taip nežinau. Danielis neapsisuko, va taip gulėjo. Tu čia taip klausy, kaip žirnis nešnekė. Tik čia taip gražiai nupieši. Balioną. Gabrieliukas čia tu? Tu čia nupieši balioną. Kokio grožio balionas tavo, Gabrieliukas? Tu čia pieši, ką čia darysi? Ieškosi lobio? Šaunuolė, kokia mergaitė. Kaip gražūs ženkliukai. Labai dėkojame. Sagau, tai nuostabu. Net čirvinių blynų turim, fantastika. Vaikystė tikra, na tikrai. Puikiai. Na, mūsų nersi drąsiai. Pirmasis žurnalas, kur būtų galima rasti viską ir apie pirmąjį tokio pobūdžio renginį Lietuvoje autistiškiems vaikams, kas tai yra nardymas, lygiai taip pat apie vaikučius, jų pomėgius, jų mėgstamus gyvūnus ir apie tuos pačius gyvūnus. Į šį žurnalą mes taip pat sudėjom ir mūsų naujieną, kurią išplėtosim kiek vėliau, apie ją tikrai išgirsite, paliko vietos nuotraukytai visiems vaikučiams, kurie nėrė drąsiai ir tikrai šiandien nėrė labai drąsiai. Ir mes labai džiaugiamės, kad jie šiandien nėrė tikrai visi labai drąsiai, labai mus nustebino. Tai pateisino mūsų lūkesčius visus 100%. Tai va, nersiu drąsiai toksai pirmas žurnaliukas, tikėkimės, kad kitais metais jisai bus daug storesnis. Ir su dar daugiau vaikučių ir dar daugiau drąsuolių, ar ne? Visi padėma šitam laptopą. Ką radai? Daniel yra tai žurnalė. Matai, apie visus vaikučius šiandien yra, tai? Čia aš. Labai gražu. Kas nufotkins? Dar uždegsim žvakutes, palauk. Vaikai, tai ateikit visi čia, nufotografuosiu prie to. Nes jau už jūsų drąsą, kad nėrė drąsiai. Dar nersit? Nersit. Jo, pirmas kartas. Pirmas gimtadienis. O, kaip visi ir baigės. Žvaigždėlė. Su pinigu nori? Aš irgi negalima įdėti. Vyras atnešė lėkštutės turės. Aš su to geltonu, aš noriu su to geltonu ženklu. Gerai, jau Matija. Padarysiu per pusę, galima? Na, degam toliau. Vakaro natūrmortas, taip, atsargiai, neįkrys, Gabrieliu, gerai. Padėt, kad neiškrystų. O, kaip smagu. Palauk, stovėk čia.
Im dar vieną. Viskas gerai. Jis nesuprato, im gerai. Čiagi tapo, na gerai. Va ten. Tenai plaukia. Nesušlapink, Gabrielį, viskas. Tu nieko nebedaryk, gerai? Kaip gražiai. Čia jūsų mergaitės, ne? Labai gražiai. Va, kaip gražiai plaukia. Nesušlapink, Gabrieliuk, nesušlapink. Pasitraukiam, mažutį pasitraukiam. Negavo gėlytės, prašau, mažylė, prašau. Ir tu gaus gėlytę. Va, tik atsargiai. O kaip čia indėtės? O čia reiks, Robertai, padėk berniukai paleisti, žiūrėk. Antytės. A gėtė raudonė yra ten. Ne šitą pirmą? Mama, čia eina gata. Mama, čia yra čikita. Mama. Kitą kartą, kitais metais būtinai. Visu. Važiuok, ančiukai, pažiūrėk, ančiukai. A va čia plaukia. Va, plaukia, ančiukas atplaukia. A va čia yra. Matai, patiko gėlytės ančiukui. A va čia yra. Atplaukia pasakyti jums labanaktis. Nori pasakyti labanaktis. Dam. Mama, skrėsiu kėdė. Mama, please. Mama, please. Mama, please. Ai, čia tvirtus su gėlė. Papau. Ateik, Simutė, ateik, nieko tokio, mes turim kitų šau. Ai, maneiko. Ir vėl visus į vandenį. Ir vėl visus į vandenį. Labas rytas, draugai mūsų. Kaip miegojat? Kokie šaunuoliai? Labai gerai. Ką jums duot? Šiandien laukia pati linksmiausia dalis. Tai visų drąsuolių, visi, kurie labai drąsiai nėra diplomų įteikimas. Štai tokių dovanėlių. Simboliškai atsiminimai manęs drąsiai. Labai jautru. Labai jautru, labai gražu. Prie kiekvieno buvo atskirai prisiliesta. Ir tikrai manau, kad bus labai įsimintini. Netrukus visi susitiksime. Šiandien už drąsą vaikučiai bus tikrai apdovanoti. Jiems teiksime diplomus. Ir tokią gražią dovanėlę, kurią jau rodžiau, ar ne? Aš manau, tikrai viskas labai puikiai pavyko. Gali būti kas geriau už rytinę kavą. Sėkmės mamai, sėkmės Astai. Labai džiaugiamės, kad šiandien dar turi tėvelį galimybę paplaukioti ir panardyti ir pasižiūrėti, kaip tas pavadininis pasaulis iš tikrųjų išties atrodo pilnai su apranga, su balionais. Veiksmas vyksta, žinokit, pilnu tempu šiandien. Tikrai vaikai va čia plaukia tie, kurie niekada nėra pakišę savo galvytę su maskėm ir vamzdeliu po vandeniu.
Tai tiesiog iš pradžių pradėjo Hubertas ir paskui broliukas, kuris visai vakar kratė galvą, sakė, ne. Šiandien tiesiog negalim ištraukti iš vandens. Tai va, kokia galia vandens yra iš tikrųjų, ar ne? Kokia jėga ir kaip vanduo be jokių abejonių gydo. Be jokių. Gydo viską, gydo jūsų sielą, gydo jūsų kūną, viską, mintis. Fantastika. Na va, mamytė jau panėrusi šiek tiek. Na va, grįžta Asta, palauksime emocijų. Kaip patiko tas pirmas tikras nėrimas. Laukiam. Fantastika. Labai gerai. Džiaugiamės. Nes šiaip tai neina panerti, kai tu snorkeli. Nesupranti, tu kokiam gylyje? Ai, nesupranti. Ar tu ten Visada reikia, kai jau naktį visada stebi, maždaug kaip jinai negalėjo staigiai jinai. Ai. Ir reikia palaipsniui. Čia mes kai slenkstį priplaukiam, tai priplaukiam slenkstį, tada sukam, pavyzdžiui, dešinę. Palei vieną kraštinę, tada pabiškai vėl giliai, tokiais zigzagais gali eiti giliau. Bet jeigu teisi ir labai spaus ausis ir galvas. Aš tai nejaučiau tų spaudimų, man net nereikėjo prasipūsti kažkodėl tai. Man tai kažkodėl, nežinau, įsijaučiu. Gerai, Nieko visos nėra. kur mūsų kavalieris? Su planšete, su internetu saugiai yra. Gerai. Tai Aš gerai. pajungiau nuo savo telefono. Įspūdžiai tėveliui. Super, Kaip fantastiškai. jautėte? Jausmą papasakokit trumpai. Trumpą interviu apie povandeninį pasaulį. Įdomus labai jausmas. Įdomus, kai iš pradžių tai biškį panika buvo. Kas buvo baisu? Nu, tiesiog tas Tiesiog. vat atsigulimas ant dugno ir Bet jūs kvėpavimas. drąsus. Nes kažkaip neįprasta. Tai ne Bet, tik bet vaikai paskui yra. nieko jau, paskui jau gerai. Dabar norėtumėt dar kartelį? Dar norėsiu, tikrai. Tai prašom, jau žmonai jau. minėjau, savaitę mes Jau. dar čia. Jau čia tikrai. Bet kaip jums gali? Labai džiaugiamės. Ai, va, čia man. Suvaidinta dabar kaip jinai ten ta. Ne, man tai super. Super, dėlį, ačiū, fainu. Įsivaizduoju, Tiesiog. tas pasaulį, kur yra... Tai aš dabar įsivaizduoju, jeigu mes tom... Nu, Tai ten nebeišnertų. buvom prie didžiojo to barjerinio rifo, va ten va jeigu būtų šitaip. Bet reikia neapsigauti vienintelis dalykas. Aha. Aš jau turėjau tokį incidentą Turkijoje, kai jie konvejerių varo žmonės. Aha. Ir tiesiog būna balionas neužtenka oro. Man buvo tas variantas, kai nebeužtenka degalės. Ir reikėjo pakilti. Tai reikia kartais atsargiai vertinti jų darbus ir... Vis tiek tai yra kaip nebūtų biznis, ar ne? Nu, per tą prizmę. Na, kaip ten jūsų vardas minėjęs? Egidijau. Žiūrėkit, net 2 palaikančios moterys. 2. Kad nebūtų tai baisu, mes pastovėsime ant kranto, ne? Aš labai džiaugiuosi, man va čia va dreba, žinokit, tikrai. Vyrui tai ten dreba nuo vandens jau turbūt viskas, o man tai nuo laimės, tokia begalinės laimės. Nerealiai džiaugiuosi, kad mes tai padarėm, žinokit, negaliu tiesiog trykšti džiaugsmu. Ir tėveliai, ir vaikučiai, visi pranėrė, visi laimingi, visi pilni emocijų, žodžių, net nežinau, net trūksta žodžių pasakyti kažką į kamerą. Bet tai buvo fantastika, tai buvo taip stipru, tai buvo taip gerai, tai buvo taip viskas iš širdies, tikrai, tikrai, tikrai. Mėly mano dalyviai, gražiausi, drąsiausi, puikiausi, šauniausi. Buvo labai malonu jūs visus matyti, pažinti, susipažinti, pašnekinti, ar ne? O svarbiausia, tai
noriu pasakyti, kad esate tikrai drąsuoliai. Kad jūs taip nertumėte, tai mes tikrai mažai tikėjomės. Bet išpildėt viską 100%, įvykdėt viską 100% ir įrodėte, kad esate narsiausi, geriausi, drąsiausi vaikai. Tai ta proga, kad tikrai tai vyko, ar ne? Aš norėčiau pakviesti Auksę Sadauskaitę. Vanėlė, prisiminsi mus? Ačiū tau. Gabrielių Tracenko. Gabrieliuk, nesitikėjau už tavęs, bet tu, mamytė, nustebinai, nerealiai, tu panėriai, tau bučkiai. Šaunuolį, mamytės, prašau. Tau diplomas, įrodymas, kad tu tai padarei ir su vanėlė. Hubertą Baliūną noriu taip pat pasveikinti už tokią drąsą. Taip, daug 5. Šaunuolis esi. Tau diplomas ir dovanėlė. Prisiminsi mus, ar ne? Arijų Baliūną, eik drąsuoli, tu įrodyk, kad tu tai gali. Taip, kitais metais nersi dar giliau. Prašau, net toliau, gerai? Rusnė Karpavičiūtė. Na, šaunuolė mergaitė pirmą kartą, ar ne? Ir kaip šauniai, taip šauniai. Ačiū tau. Izabėlė Tracenko. Mes pirmiau dar panardysiu, taip? Emilijai Kupstaitį. Emilija jau vien pasijuosi tuo, kad čia esi, ar ne? Ir tikiu, kad jeigu kitais metais susitiksim, tikrai nersi drąsiai, taip? Ačiū. Atsiminsiu. Simona Liubinską. Kur mūsų Simonas Liubinskas? Simonas tenai. Dabar negali. Negali. Laimona Liubinską. Laimona? Nenori. Nenori? Mamytė paduosi. Esi šaunuolis ir esi drąsus. Galiu atnešti tau? Ne, kol kas nereikia. O kaip padaro? Čia ateisi pasirinkti. Tai Simonas ir Laimonas kartu. Liepa Kupstaitytė. Paplokim Liepai Kupstaitytė. Šaunuolė mergaitė. Drąsuolės, labai gražis. Mūsų miško karalienė. Gerai? Ačiū tau labai. Ačiū jums. Galiu paspausti? Šaunuolis. Dar plojimais didesnė. Simona Liubinska. Tai ką tik sakei? Ir noriu padėkoti Danieliui Tracenko už pagalbą organizuojant šį renginį ir asistuojant neregiams. Ačiū. Tai dėkoju visiems tėveliams, kurie atvykote, kurie palaikėte savo mažuosius, ar ne? Ir juos dar labiau padrasinote, paskatinote ir tikiuosi, kad tikrai susitiksim kitais metais. Tikiuosi, kad išsinešite daug gerų emocijų, daug gerų atsiminimų ir labai jūs prasinti tais metais, ar ne? Tu mane myli ir aš tada labai myliu ir visur žinok labai myliu. Tai va, tai labai ačiū visiems. 1, 2, 3, šokam, nersi drąsiai! Dabar foto, dar paplojam.